Sveiki, mėly bičiuliai, su jums sveikinas Jaunimo naujienos. Paragintas premjerės Ingos Ruginienės kultūros ministras Ignotas Udomavičius penktadienį paskelbė besitraukiantis iš pareigų, bet tvirtino, kad tai daro ne dėl klaidų, o dėl išorės spaudimo, kuris kelia nesaugumo jo šeimai. Kaip viskas yra teisiškai. Valdantieji, kuriuos išrinko dauguma Lietuvos žmonių, lankstosi opozicijai, tai konservatoriams, liberalams ir taip toliau, už kuriuos balsavo žymiai mažiau žmonių ir jie rinkimus pralaimėjo. Iš pradžių nuverčiamas socialdemokratų premjeras. Nemuno Aušrai vis neleidžiama pateikti ministrų, kol galų gale ministrai po įvairių korekcijų pateikimi, tada vėl valdantieji paspaudžiami ir po savaitės ministras palieka pareigas. Įdomu, ar valdantieji suvokė, kad esmė ne asmenybės. Juk kultūrininkai aiškiai pasakė, kad protestuojama prieš pačią Nemuno Aušrą ir tą faktą, kad ji valdys kultūros ministeriją, o ne tik prieš patį ministrą jo asmenybę. Taip pat protestai 10 tylos minučių vyko iškart po rinkimų, valdžiai net nepradėjus dirbti. Tai reiškia, kad oponentai nesutinka su tuo faktu, kad valdantieji laimėjo rinkimus, o jie pralaimėjo ir matomai niekada su tuo nesutiks, kad ir kiek bus bandoma jiems nusilenkti. O labiausiai kenčia rinkėjai. Jie išsirenka valdžią, o su ją oponentai daro, ką nori. Taip tyčiojamasi iš rinkėjų teisės rinktis ir apskritai visos demokratijos, kiek jos dar būtų likę. O tai reikėjo ministrui pasilikti. Ką jam būtų padarę? Juk jis net dirbti nebuvo pradėjęs. Sako, buvo didelis spaudimas. Valdžiai tai reikėjo kelioms savaitėms išjungti televizorių ir būtų pajutę, kad kažkaip tas visas spaudimas dingo, nes juk jis sklinda būtent iš tos dėžutės. Tačiau nėra charakterio, nėra stiprių asmenybių, todėl nėra ir rezultatų. Na, oponentai džiaugiasi. Štai vakar vyko Delfi organizuoti įtakingiausi apdovanojimai. Įtikti apdovanojimai įtakingiausiams. Tai Edmundui Jakilaičiui, Andriui Tapinui, Arvydui Avuliui, Arūnui Valinskui ir taip toliau. Tas pats būrys, kuris yra labai mylimas sisteminės žiniasklaidos ir atstovauja tas pačias vertybės. Visa tai patikima taip, lyg šis renginys būtų organizuojamas visuomenės. O kaip yra iš tikrųjų? Juk Delfi, nors turinio prasme nelabai skiriasi nuo visuomeninio transliuotojo LRT, jis nėra visuomeninis transliuotojas, šis portalas yra privatus. Tai yra privatus verslas, kuris siekia pelno ir turi savo privačių tikslų. Šis verslas išrinko labiausiai jų interesus atitinkančius asmenis. Draugai apdovanojo draugus. Yra geras posakis tinkantis šiai situacijai. Mes vienas kitą pagerbėme ir tapome gerbtini asmenys. Žiniasklaidoje rašoma, kad šių apdovanojimų metu prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas atrodė išgėręs. Pats Frederikas Jansonas penktadienio rytą LRT sakė nei tvirtinsiantis, nei neigsiantis tokias kalbas. Logikos antrasis dėsnis teigia, kad pasaulyje egzistuoja arba A arba B. Moteris būna arba nešia, arba ne. Pusiau nešiai negali būti. Kaip ir negali vienu metu ir gerti, ir negerti. Prezidento patarėjas visai neseniai tam tikrus Seimo narius buvo pavadinęs teroristais, teigdamas, kad prezidentas su teroristais nesidera. Pats LRT rašo, kad racionaliausias žingsnis šiuo metu būtų, jeigu patarėjas atsistatydintų. Pasižiūrėkime, kaip atrodė ta kalba. Frederikai. Kažkada, kai antrą kadenciją pradėjom, sakiau prezidentui, have is a crown. Čia yra pats sunkiausias dalykas, kokį gali bet kuris valstybės vadovas išlaikyti. Titanas, apdovanojimas, jokio skirtumo. Nėra paprasta, nėra lengva. Nėra taip, kaip visi įsivaizduoja, kad bus tiesiog priimi sprendimai ir tas sprendimas bus visiems patinkantis ar laimintis, bet prezidentas juos priima ir manau, kad tai yra patys sprendimai, tie sprendimai, kurie yra geriausi šiai valstybei. Ačiū. Ačiū labai. Statulėlė keliauja į Daukanto aikštę. Kai žmogus kalba tokioje būsenoje viešai, tai kelia labai daug klausimų. Vienas iš jų ir pagrindinis tai kokie žmonės valdo valstybę. Tačiau šis įvykis pateikia ir atsakymų, iš kur atsiranda tokie pasisakymai apie teroristus. Būdamas tokiose būsenose žmogus dar netokių dalykų gali sugalvoti. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie šias naujienas? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.